Sveiki, šiandien parodysiu, kaip reikia pašalinti trukdžius nuo pigaus mikrofono. Aišku, neina pašalinti visam laikui tuos trukdžius, arba nežinau kaip, bet galite, pavyzdžiui, jeigu darėte kažkokį tai video, nufilmuoti su Fraps be garso ir įgarsinti su Audacity. Jį galite atsisiųsti rašydami į Google Audacity. Tiesiog ir pirmą. Ir download, aišku, spaudžiam. Gerai, tai va, parodysiu, kaip reikia pašalinti trukdžius. Visų pirma, įrašome. Testuoju. Gerai, patikrinu. Testuoju. Nu, lyg ir burzga. Tai reikia pažymėti, kur nieko nesakome. Nu, tiesiog čia tie trukdžiai kaip ir spaudžiu noise removal ir get noise profile. Gerai, atžymėm, kad šitą šūdą. Gerai, spaudžiam OK ir paleidžiam. Testuoju. Trumpas tutorialas, bet manau kažkam tai padėjo. Dar parodysiu, kaip reikia pakeisti kalbą Audacity, nes dėl kai kuriem tai labai trukdo. Gerai, einam interface ir šitą. Nu ir pasirink, kročiu. Gerai, tai tiek, tikiuosi padėjo. Sėkmės jums ten įrašinėjant, kročiu. Davai. Testuoju.